Šiaip man patiko, kad pradžioje visiškai taip gerai įsivažiavau. Nes tai buvo pirmas šitas Europos čempionatas, kai pirmą punktą klaidos nepadariau. Tai iš tikrųjų visai neblogai. Jau psichologiškai pasiruošęs labiau jaučiuosi. Pirmas punktas nesunkus buvo. Tai reikėjo užkilti upeliu, pabėgti dar ir tada nusileidus tokią lomytę. Tai nesunkus punktas ir kažkaip įsivažiavau trasą ir taip iki parodomo labai puikiai bėgau. Bet jau prieš parodomą jau taip jautėsi nuovargis, jautėsi tas karštis, kažkaip ir sunku buvo bėgti. Čia iki parodomo takeliu reikėjo bėgti, jau nebebuvo tiek jėgų, kiek pradžioj. Ir prabėgus pro parodomai, pirmas punktas buvo arti ir taip daug nereikėjo galvoti ir klaidos nepadariau, viskas kaip ir gerai, o po to toks ilgesnis punktas, reikėjo perbėgti per 2 upelius, tada per kalną persiverst ir tada kitam upelio lomytei šitą punktas. Ir kažkaip išsitraukiau ir želiuką ir kažkaip kryptis jau pradėjo suktis į dešinę. Nebelabai kontroliavau savęs. Prabėgau pro žalią, galvojau, kad esu kairiau. Įbėgau jau į tą upelį. Ieškau, nėra to punkto. Bėgioju visas pusės. Kažkaip pasimetęs buvau. Nėra. Ir daug bėgiojančių buvo kitų sportininkų. Tai kažkaip galiausiai susivokiau, kad gal vis dėlto aš labai daug į dešinę nusukau, tai pasileidau žemyn, taip ramiai, viskas sužiūrėdamas ir po to radau tą punktą. Po to jėgų jau kažkaip jautėsi iš karto, kad nebėra, taip jau sunku bėgti ir taip motyvacijos mažiau, bet vis tiek stengiausi nepaleisti orientavimusi, kontroliuoti save ir pasidėjau šveicarą, slovaką, vienas vokietis pasidėjo ir taip ir pabaigėm.